Tėve, aš dėkoju tau už šią dieną, dėkoju tau už gyvenimą. Meldžiu Viešpatie, palaimink mus šiandien savoje išmintimi, savosios dvasios išliejimu į mūsų širdis, palaimink mus, suteik mums savo dvasios, pripildyk mus šventąją dvasią, duok mums šventosios dvasios nuovoką, padėk mums suprasti, Tėve, tavo žodžius, ištark mums gyvenimo žodį, Viešpatie. Atverk mums savo žodžių prasme, atgaivink mus savo žodžiu, pastiprink mus savo žodžiu, atgręžk mus į save, patrauk mus prie savęs, gydyk mūsų žaizdas, Jėzau, gydyk mūsų gyvenimus, tau juos atiduodam. Meldžiam, Jėzau, pasigailėk mūsų, išvaduok mus iš demonų priespaudos, demonų teroro, iš kaltinimo. Vaduok mus, Jėzau, savo atėjimu, apšviesk mus, pripildyk mus savo šviesą, tavyje mūsų viltis, Jėzau. Amen. Grįždamas prie tikėjimo ir teisumo. Kada tas teisumas priimamas, kada aš patikiu Dievo žodžiu, priimu Dievo tiesą, tikėjimu. Kai Jėzus ateina į mano širdį, ištiesia savo pervertą delną ir sako, žiūrėk, Gediminai, kaip tave Dievas myli. Ką dar aš turiu dėl tavęs padaryti, kad tu patikėtum mano meilę? Ir tada, kai aš patikiu tą meilę, patikiu tuo liudijimu, tuo Jėzaus žodžiu, aš sakau, Viešpatie, atleisk man. Aš nenoriu daugiau gyventi toj vergijoj, tame mele. Aš trokštu būti su tavimi, kuris mane myli. Aš dėkoju tau, Viešpatie, už tavo meilę, už tavo atleidimą. Ir tada aš nuogas, išpažindamas savo nuogumą, ribotumą, silpnumą, išeinu į priekį. Stojuosi Dievo akivaizdoj, nebesislepiu krūmuose, nebesislepiu po kaukėmis, štai aš toks. Tai mano žaizdos. Bet aš tikiu, Viešpatie, kad tu mane myli. Va, čia prasideda teisumas. Prasideda teisumo būsena. Teisumas yra būsena. Gyvenimas tiesoje, Dievo tiesoje. Kai tu priimi Dievo nuomonę, Dievo žodį, Dievo tiesą apie save. Ką Dievas sako apie tave? Tu esi nusidėjėlis, tu esi purvinas, bet aš tave tokį myliu, aš tau atleidžiu ir aš tave nuvalau ir teikiu tau gyvybę. Kai tu tuo patiki, tu išeini į susitikimą su Dievu, tu paduodi ranką Dievui ir pradedi eiti teisumo keliu, pradedi eiti tikėjimo keliu, atgimsti iš dvasios ir gyveni su Dievu naują gyvenimą. Atsiranda ryšys su Dievu. Tu pradedi susikalbėti su Dievu, nes priimi Dievo nuomonę. Kas turi priimti kieno nuomonę? Ar Dievas tavo nuomonę turi priimti, ar tu Dievo nuomonę turi priimti? Kas didesnis? Kai tu priimi Dievo nuomonę, tu pradedi suprasti Dievo logiką, pradedi suprasti Dievo planą tavo gyvenimui, pradedi suprasti pasaulio sandorą, sąrangą. Ir gyveni tikrą gyvenimą tada. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Dangiškasis Tėve, dėkojame tau už šį gyvenimą, kurį mums dovanoji Jėzuje Kristuje. Dėkojame tau už atleidimą, už nuteisinimą, už Jėzaus kraują, kuriuo mus atpirkai, nuplovė ir pašventinai. Dėkojam tau, Tėve, už šventąją dvasią, kuriai apdovanojai mus Krikšto dieną, atgimdydamas mus iš dvasios, pagirdydamas mus savo dvasia iš aukštybių. Tu suteikiai mums savo gyvybę, kad tavo gyvybės gale pažintume tave, pažintume gyvenimą, kad gyventume tavąją gyvybę, tavąją meilę. Meldžiame, Viešpatie, palaimink mus šį vakarą, palaimink mus šventąją dvasią, pripildyk mus savąją meilę,
kad tavo meilės akivaizdoje pažintume savo klaidas, savo nuodėmes, kaip esame įskaudinę tave, kaip esame pažeidę tavo meilę. Ateik šventoji dvasia Viešpatie, pripildyk mus Jėzaus pažinimu, liudyk mums Jėzų ir padėk mums išsivaduoti iš mūsų nuodėmių, iš viso to, kas stabdo mus kelyje į Dievą, kas trukdo mums pilnai atsivert, pilnai atsiduoti Tėvui, atsiduoti Jėzui, kaip karaliui, kaip Viešpačiui, kaip mylimam Viešpatie, tavyje mūsų viltis. Amen. Pirma jo eina ugnis, kuri kaip ir apvalo mūsų širdis, priverčia mus atsižadėti senojo gyvenimo būdo. Aš seniau dažnai prašydavau Viešpatie, tavo ugnis, tai išdegina mano širdį, tai apvalo mano širdį nuo viso, kas ne iš tavęs. Ir tada ateina ramybė, kai tu atsiveri Viešpačiui, kai tu jam atsiduodi. Taip ir su Dievu. Kai jis ateina, mūsų senasis žmogus dreba iš baimės, jis bijo netekti pozicijų, jaučia, kad reikės numirti. Ir apaštalas Paulius sako, senasis žmogus yra miręs manyje. Manyje dabar gyvena Kristus. Aš esu miręs, aš esu palaidotas per krikštą, esu palaidotas su Kristumi. Ir jeigu reikia mums numirti pasauliui, kuris taip nenori mūsų paleisti, kuris taip yra apnarpliojęs mus visokiais užgaidais, visokiais poreikiais, visokiais troškimais, svajonėmis, planais, prisirišimais. Kai ateina Viešpats ir tu jauti, kad jis yra vertingesnis už visą, ką tu patyrėjai, ką tu turėjai, kaip tam žmogui, kai reikia viską parduoti, kas tau brangu, svarbu, kad nusipirktum tą sklypą, kur yra lobis, viską parduoti, kad nusipirktum tą brangiausią perlą. Tame santykyje su Dievu, kai jis ateina į mano gyvenimą kaip begalinis gėris, begalinė meilė, jis mane pastato tokioje akistatoj, kad realiai, iš tikrųjų, aš turiu visko išsižadėti dėl jo. Nes jis nepalyginamai vertesnis už tai, prie ko aš esu prisirišęs. Ir todėl daugeliu žmonių yra baisu susitikti su Dievu. Baisu, nes jie nujaučia tą kančią, nujaučia tą audrą, tą žemės drebėjimą, tą ugnį deginančią, naikinančią, griaunančią. Jis nori išvaduoti tave ne iš vienos problemėlės, bet iš visų problemų priežasties. Todėl jis veda tam tikrų tikėjimo keliu, kad tu jį pažintum, kas jis iš tikrųjų yra. Kad pas tave atsirastų alkis ir troškimas būti su tuo Dievu, gyventi su tuo Dievu, draugauti su tuo Dievu. Ir tas tavo poreikis, išgydymo poreikis, kas dažniausiai žmogui aktualu yra, jis ateina kaip pasekmė, kai tu priimi Dievą, patį Dievą kaip didžiausią vertybę. Tu užmiršti tą savo ligą, tu užmiršti savo problemą Dievo akivaizdoj. Tu priimi Dievą kaip didžiausią laimikį savo gyvenime. Ir Dievas savo atėjimu dažniausiai atneša tau laisvę, atneša išgydymą, nes jis myli tave. Reikia laiko, reikia darbo su savim, kad išgydyti tą žaizdą. Reikia atverti žaizdą prieš Dievą, išpažįstant savo bejėgiškumą ir sudedant viltis į Dievą. Bet vis tik, mes Dievo turėtumėm ieškoti ne dėl išgydymo, bet iš tikrųjų mes Dievo turėtumėm ieškoti ne dėl problemos išsprendimo, bet dėl pačio Dievo, dėl tiesos. Suprantat? O su juo ateina kaip pasekmė tavo gyvenimo perkeitimas. Nes jeigu mes su išskaičiavimu ateiname pas Dievą, laukdami tik stebuklo, bet nenorėdami jo paties priimti, nenorėdami atiduoti jam savo gyvenimo, nenorėdami kentėti operacijos skausmo,
mes suvedžiojam save, apgaunam save. Blaivų gyvenimą aš vertinu su gyvenimu tikėjimu. Aš esu pašauktas gyventi tikėjimu. Kaip pirmas žingsnis yra supratimas, kad esu priklausomas, bejėgis prieš savo problemą. Aš turiu savo išpažinti. Aš esu bejėgis prieš netikėjimą. Esu bejėgis prieš nuodėmę. Aš priklausomas nuo nuodėmės. Gyventi su Dievu. Aš suprantu, kad mano gyvenimo tikslas čia žemėje pažinti Dievą. Pažinti Dievą kaip meilę. Patikėti tuo Dievu, patikėti tą meilę. Priimti jį į savo gyvenimą, į savo širdį. Leisti jam užpildyti mane ir gyventi juo, gyventi meilę. Kai aš pradedu gyventi su Dievu, nuo tos akimirkos aš pradedu gyventi amžiną gyvenimą. Mirties man nebėra. Kūno mirtis tai tik virsmas, perėjimas į kitą lygį buvimo su Dievu. Velnias, kuris nesnaudžia kaip riaumojantis liūtas, nuolat slankioja aplinkui tykodamas ką praryti, jis nuolat mums meluoja, mums siūlo kitus laimės būdus, siūlo maištą, siūlo revoliuciją, siūlo savarankišką gyvenimą, siūlo visokius dalykus ir mus vedžioja ir įveda mus į egoizmo spastus ir paskui mus pavergia, išnaudoja, apiplėšia ir kaip Dievo žodis sako, jis yra melagis, vagis, plėšikas, žmogžudys ir brolių kaltintojas. Jis mus vedžioja melu, pavergia, apiplėšia ir žudo, kaltindamas mus. Ir kai mes prisimam jo kaltinimą, apsikaltinę, mes dažnai savęs nekenčiam, save baudžiam ir bėgam nuo realybės, nekęsdami gyvenimo, neperneždami to gyvenimo, nes jaučiamės neverti bendravimo, neverti žmonių, bijom, jaučiamės galbūt susitepę ir nuogi, neverti tos bendrystės, neverti Dievo draugystės, neverti Dievo meilės. Ir taip šėtonas mus atskiria ir mus vienatvėje terrorizuoja, plėšia, smurtauja prieš mus. Mus pačius paverčia budeliais, kad baustume save ir save žudytume, nes jis pats įtakos neturi, tik per melą veikia mus. Ir kai mes patikim tuo melu, mes vykdom jo valią, darom jo darbus. Tiek kitus skriausdami, tiek save. O Jėzus ateina mūsų taikyti. Pirmiausia, sutaikyti mūsų tėvų, liudydamas mums dangiškojo tėvo meilę. Mirdamas ant kryžiaus ir tuo pačiu atpirkdamas mus, užmokėdamas už mūsų kaltes, mūsų skolas, atlikdamas bausmę už mus, kad mes galėtume pasitikėti jo meilę ir drąsiai stovėti jo akivaizdoje, nebebijodami jo, nebekompleksuodami prieš jį dėl savo nuogumo, dėl savo nešvarumo, nes jis ateina pats mus nuplauti, nuvalyti savo krauju, savo žodžiu, savo dvasia. Ir kai mes tuo patikime, tam atsiveriame, tą priimame. Bet Jėzus ateina ir duoda mums pavyzdį, kaip mes turime viens kitam atleisti ir viens kitą priimti taip, kaip jis visiškai atleido. Ir savo krauju nuplovė, sunaikino, daugiau nebėra tos nuodėmės. Jis nebeprimena mūsų nuodėmės. Velnias mums bando priminti mūsų nuodėmės, išpūsdamas jas ir meluodamas, kad mums neatleista. Ir mums būtų sunku jam priešintis. Mums atleidžiama ir mes nuplauname vėl tarsi Kristaus kraujo dušu. Tikėjimu priimame Jėzaus kraują ant savęs, kuris mus nuteisina, nuplauna, pašventina Dievo vaikų gyvenimui. Kad mes galėtume drąsiai vaikščioti Dievo akivaizdoje, pasitikėdami jo meilę ir daryti jo darbus. Tokiu būdu Jėzus sutaiko mus ne tik su Dievu, bet ir vieną su kitu ir pagaliau mus su mumis pačiais. Jis kviečia mus atleisti savo patiems, priimti save pačius, nustoti bausti save, nustoti save kaltinti, nustoti
save atskirti nuo žmonių, nuo bendruomenės, nustoti save varyti vienišumą, kur šėtonas mūsų laukia su savo melais ir kerais, kad mūsų liūdėsynė, vilty ir vienišume toliau niokotų. Taigi šiandien džiaukimės ir dėkokime Viešpačiui už tą susitaikinimo galimybę, už tą atleidimą, už tą malonę, galimybę pradėti naują gyvenimą. Kiekvieną kartą Jis duoda naujo gyvenimo šansą. Bet tuo pačiu mūsų širdį turi būti ir pasiryžimas keistis, keisti savo gyvenimą. Pasiryžimas gyventi Dievo žodžiu, pasiryžimas atitaisyti skriaudas, jeigu kažką esu nuskriaudęs, kažką iš kažko paėmęs, turiu gražinti, atstatyti teisingumą savo gyvenime, kad gyvenčiau tiesa be kompromisų, kad gyvenčiau Dievo žodžiu, vienybėje su Dievu ir galėčiau džiaugtis amžinai brolių draugystę, Dievo meilės puotoje.